Sako, kad jau man 100 metų. Aš dabar prašau, jau 100 metų ir dar norisi gyventi. Jam 102, o man 96. Esam jaunuoliai. Nepridėk dar 102 jaunie, dar trūkst kokių 3 savaičių. Kaip žmoną radot? Tai žmoną sunku rasti, man tai nesunku buvo. Jei nebūtų buvę to karų ir revoliucijos, tai aišku, būčiau buvus laiminga. Lengvo gyvenimo nėra. Ir tik paskui supratau, kad aš buvau geras velniukas. O dabar, kaip žmonės gyvena, geriau ar prasčiau? O labai daug žmonių yra, negaliu pasakyti. Noriu dar pagyventi, noriu dar pamatyti, kaip toliau žmonės gyvens. Kuo toliau bus geriau, pamatys. Ir dabar kartais galvoju, oi, gal aš galėčiau dviračiu pavažiuoti. Ar tave lydi sėkmė gyvenime, ar nesėkmės daugiau? Lietuva yra brangiausia. Lietuva tėvynė. Mūsų didvyrių žemė. Editos Kabaraitės filmas 100 metų kartu. Žodžiu, čia yra pasakojimo daug. 100-mečių pasakojimai. Bet pagalvoju, vis tiek noriu gyventi. Kuo toliau, tuo labiau. O gal važiuojam braškių skinti į Ispaniją? O kai ateis pabaiga, svarbu, kad būtų